dainavimo organizatorių buvome įspėti. Tai ne šiaip pilvo šokis, kurį esate įpratę matyti klube, restorane ar kavinėje. Mūsų šokiai atliekami profesionaliai, sakė studijos Rytų Deivė vadovė, sceniniu vardu Naima. Ji merginas moko šokti įvairių stilių rytietiškų šokius. Labai svarbu technika, sako Naima Lina. Pasak jos, joks gražus kostiumas nepaslėps neprofesionalumo. Užsidedu kostiumą ir šokiu. Ir čia vadinu pilvo šokiu. Ir atranda merginos tos, iš tikrųjų, kurios yra sau reiklios. Tos, kurios mėgsta greitai, viskas čia taip turėtų būti. Jos paprasčiausiai neištveria, nes tai yra labai didelis darbas. Ir ateina tokios, kurios ieško. Mes šiaip nelabai reklamuojamės, nes negalima priekti tiek daug norinčių yra. Ir studija yra nedidelė, būtent Klaipėdai. Tai tiek. Kaip reikia šokti pilvo šokį, klaipėdietes ir ne tik jas praeitą savaitę mokė pirmą kartą į Lietuvą atvykęs pilvo šokio meistras mokytojas Kaledas iš Egipto. Norinčioms giliau pažinti šio šokio tradicijas, patobulinti techniką, egiptietis Lietuvoje vedė seminarus. Tačiau geriausia vaizdinė pamoka įvyko Žvejų rūmų mažojoje salėje, kai iš pakankamai arti galėjai matyti šokio judesius ir svarbiausia jo mokėjimą spindinčiomis akimis užvaldyti žiūrovą. Iš pirmo mes matėm jį Rygoj. Jis man labai patiko, kadangi jisai šoka grynai tradicinį. Ne tai, ką pas mumis galbūt žmonės supranta. Ir vykdom tokią programą, kad žmonės matytų, kad rytietiški šokiai tai ne tik tai bare, kad tai yra ant scenos, kad tai yra tikrai didelis darbas ir menas. Taip, šitas šokis tai yra menas, jums pasakys ir pats Kaledas, pabrėžiantis, kad šį gilias tradicijas turintį šokį gali šokti tiek vyrai, tiek moteris. O paklaustas, kaip klubai siuvuoja ir pilvą mankština lietuvaitės, Kaledas trumpam padaro pauzę, nežinodamas, kaip geriau ir diplomatiškiau čia atsakyti. No, really, very, very good. And I've been to, this is the first time I've been to Lithuania. But I have Lithuanian girl before in Riga, and they learn so much fast. This is they very good here. Pilvo šokis, iš tikrųjų, pats išsireiškimas yra neteisingas. Jis turėtų apibendrinti kaip rytietiški šokiai, o pilvo šokis jis tik tai gavo tokį pavadinimą suklaidintas, kadangi egiptiečiai turi tokį stilių belly, tai nuo to anglai išgirdo belly, nuo to ir kyla, bet paskui ir atsirado tas. Ir jūs patys matėt, kad tai nėra, iš tikrųjų, moterim negalima buvo šokti. Ir šitą, kuri šokdavo, laikydavo, kad nelabai jinai yra, kaip pasakyti, padaraus elgesio. Dabar jau, aišku, išnyko šitas stereotipas. Ir šoka ir moteris ir vyrai, bet nuo tų laikų vyras, kuris jaučiasi, kad jisai gali šokti, kad jam patinka, tai jis taip save ir išreiškia. Ir iš tikrųjų tai yra tikrai, kaip pasakyti, natūralus dalykas. Čia pilvas dirba mažiausiai galbūt. Dirba klubai, krūty, visos kūno dalis. Naima sako, kad panelėms ir moterims šokti pilvo šokius labai į naudą ir į sveikatą. Girdėjau, kad moteriškiams negalavimams taisyti rekomenduojami būtent tokie šokiai. Ar tai tiesa? Klausėme Rytų Deivės atstovės.
Tai yra gryniausia tiesa ir tai yra konkrečiai masažas vidaus visiems raumenim, dubeniui, kai yra viskas išjudinama, visa kraujotaka, strėnos. Pirmiausia, laikysena labai tvarkinga, žmogus pradeda tvarkingiau kvėpuoti, nesugriūva jisai. Ir iš tikrųjų moterim, jis ir buvo, jo esmė ir buvo moterų pačių sukurta, jis siekia 4000 metų, kad atsistatyti po gimdymo ir padėti pagimdyti. Reiškia, rytuose jos galbūt daugiau ir gimdydavo ten, ir tie ritmai ir įtakojo tokį. Čia būdavo palengvinti ir gimdyviai tą jo šokdavo. Jis kaip neatsiejama jų kultūros dalis. Aš manyčiau, kad tik tai pasiėmė kitas pasaulis tai, kas yra gražiausia.